Montuoju lygiagretės, čia irgi turnikėlis yra, prie pat lygiagretės, tai prisitraukimų su svoriu tiek lygiagretės galimės daryti. Tai trumpai kaip aš padariau, čia su pikliuku išpjoviau, su medžio dildėte šlifavau, čia išgręžiau skylutę ir kad galėtumėm vinį įkalti, kad mums niekur nevažiuotų. Tada uždėjau čia nusireguliavau, kad būtų lygiai. Kadangi šitas tiesėčiau prie sienas, šitą priglaudžiau, prikaliau čia vieną vinuką, tada uždėjau šitą, sukaliau 2 vinukus. Tai čia yra 46 comai, o šitose vietose 66. Tai čia pagal komercinės kačialkos matmenis čia. Na ką, liko pritvirtinti kolonas, Nuėjau, nusipirkau tokių kombainį. Tai paimsim, prikalsim, bet niekur čia nevažiuoju. Labai trumpai, kaip sutvirtinau čia viską. Tai tiesiog čia gražiai atpjoviau, čia vinukais bam. Čia kaladuką dar papildomai įkaliau ir taip iš šono čia dar suleidau, tam, kad šitą detalę nejudėtų. Kampainis yra, bet dar čia išilgai, tai dar stabiliau, kas labai pasiteisino. Taipogi čia vieną ilgą vinį įkaliau į žemę, kad neįsitrauktų. Taipogi, kad nečiuoštų atgal, dar papildomai labai tvirtai gaunasi. Taipogi čia irgi tą patį padarysiu. Tai prikaliau irgi kaladuką, vinį žemę, 2 į šonus čia irgi laiko. Dabar įdomesnė tokia dalis. Realiai dar iš šono reikia pasėti tenais, kur bus ta atrama. Tarkim mane. Ir tiesiog gražiai su šituo, tarkim čia galas. Tai gražiai, taip. Ir duplėši, lygiai čia ir čia turi būti. Taipogi čia lygiai sulig žemė. Eisiu su pjūklu. Nupjausiu čia ir pamatysit kaip tai. Tas kaip yra su pjūkliuku. Pridėjus, taip pat matavus, nupjovus. Lygiai. Čia irgi gerai. Tai dabar tiesiog vinukais dangt. Čia dar uždėjau pagalį, šiaip jo ir nereikėtų, ten tvirtai viskas laikytis, bet kadangi dėl šitos išpjovos, sakau, reikia kažkokį pagalį uždėti, tai uždėjau pagalį, su gulčiuku irgi pamatau. Čia irgi sutvirtinimai. Follow ir kitam video ištestuosim lygiagretės, darysim dipus atspaudimusiuose. Tai